skamba likti. Net kažkaip gaila. Ką matai valdžia, jeigu Trukdo įgyvendinti visas tas vizijas. Jo, daug metų trukdo. Iš tikrųjų seniau buvo tokia, iš po sovietmečio iškart pasikeitė valdžia. Ir kai nepriklausoma Lietuva buvo, tai tie pirmieji valdininkai, kurie dar ėjo į tą lietuvišką mąstysenį, tas nepriklausomos Lietuvos formavimą, jie jausdami kaltę, kad jie tarnavo sovietiniai sistemai, jie stengiasi atpirkti savo tokiais gan staigiais persivertimais į kitą pusę ir kaip atgailą atlikdami, jie šiek tiek Naginės. Dar ten kits valdininkas, tai jie dar tokią, kaip sakant, atgailą atliko, šiek tiek prisidėdami. Dabar atėjo tie nauji valdininkėliai, jiems ir nusispjauti ant tų visų menų. Jie tik tai daro, sakykime, tokius, pirminius poreikius, saulelis. Reikia aukščiau kreiptis, jūs tokie, aukščiau reikia kreiptis. Aukščiau nori dar daugiau pinigų ir niekas nerūpia partijos Europos Sąjungos lėšų. Jau nori su kirviu užpult kažką, matau. kirvė tiesiai. Kokia gėda, kokia gėda. Ant Berdašiaus? Kaip? Berdašius, ne? Pone Vidėštiškos tartis nesuprantu. Kirvis, Kirvis, nu Berdašius. Dardašius? Berdašius. Dardašius, labai įdomus pavadinimas. O kaip pasimodinasi? Nu, kirvis. Jis yra kirvis. Jeigu taip... Ne, karinis, karinis vadinamas Berdašius. Dardašius. Bet čia su šaudomuoju. Ne, va tas valentas būdavo toksai va. Plačiais ašmenim kirvis. Čia naujiena pasakė, aš vadinasi. A čia žiūrėk, va tas